Kalbama, kad lietuviai nemoka džiaugtis gyvenimu. Egzistuoja mitas, kad gyvename nelaimingų žmonių šalyje. Bet ar tai tiesa? Šiandien klausėme, ar esate laimingi? Žinot, pinigėlių mažoka, pensijos mažos. O šiaip tai gerai būtų, jau dabar dirbti nereikia, tai pats malonumas gyventi. Jauniem tai dirbti reikia, o seniam tai įsėdėk ir žiūrėk, džiaugtis gyvenimu, bet tik tai, kad nėra kur nueiti, kad pinigėlių mažai. Šiaip tai gerai. Laimingas iki šioliai. Nieko, bet pinigų, kad būtų daugiau, tai būtų gerai. Tai galima būtų irgi nuvažiuoti kai kokion svetimon šalin, pasižiūrėti. Dabar mes tik tai galim iki Klaipėdos, bet ir tai, jeigu atgal reikia grįžti. Be brangu labai, mums jeigu keli šimtai užmokėti už bendrabutį, tai jau nebeapsimoka. Tai čia kaitinamams prasaulę. Dirbti jau nebedirbam nieko, savo apsitvarkom vienu žodžiu. Ir svarbiausia, kad sveiki. Bijau išeiti iš mokyklos, reikės baigti mokyklą. Tai bijau labai išeiti į gyvenimą vieną. Nes atrodo labai daug visokių ten sunkumų, be tėvų ir nežinau, tragedija baisi. Tai ar laiminga jautiesi? Kol kas dar taip. Bet manau, kad ateityje bus sunkiau ir nebebūsi tokia laiminga. Esu laimingas, o kai sunkumai reikia kovoti ir nugalėti juos. Ir būsi laimingas. Esu laiminga. Be abejo. O kuo aš galiu būti nelaimingas? Man netrūksta nieko. Gal nieko jau man nebetrūksta. Pakol kas sveika, turiu darbą ir labai laiminga. Pakal kas laiminga. Koks čia receptas galiu pasakyti. Būti geram, tai ir niekada nieko netrūksta ir gerai. Jeigu būsi piktas ir surūgęs visada, tada viską gali atsitikti. Laimės požiūris dažnai iš tikrųjų yra surištas ir su žmogaus psichinė sveikata. Ir galima pasakyti, kartais su psichologinė būsena, kurią lemia aplinkos kažkoks poveikis, mūsų santykių poveikis vienų su kitais ir kartais tiesiog su jo psichikos sveikata, jau turint galvoj kaip po susirgymą, nes iš tikrųjų daugelis susirgymų atima galimybę jaustis laimingais ir atima tą gyvenimo skonį, gyvenimo džiaugsmą. Ir jeigu žmogui sveikam iš tikrųjų, specialistas gali tik tai duoti tam tikrus patarimus, ką jisai galėtų keisti savo gyvenime, kad galėtų pilnavertiškiau gyventi, geriau išnaudoti savo galimybės ir produktyviau bendrauti ir maloniau abipusiai bendrauti su aplinkiniais. Tai iš tikrųjų, jeigu žmogus serga, tai galima padėti išeiti iš tos būsenos ir galbūt tai iš tikrųjų padėtų žmogui jaustis žymiai geriau, pilnavertiškiau ir pasidžiaugti gyvenimu.